Sveiki, gerbiami žiūrovai, Lietuvos šeimų sąjūdžio informacija, Algimantas Rusteika, Lietuvos šeimų sąjūdžio tarybos narys, Artūras Orlauskas, irgi šeimų sąjūdžio tarybos narys. Ir tai, kas per savaitę truputėlį daugiau padaryta, nuveikta, kas užpuolė mus, reiškia, irgi papasakosim. Ir kokie nusimato veiksmai, ką Lietuvos šeimų sąjūdis darys. Tai pirmiausia, jau žinia paskleista, kad 22 spalio 13 val. Vilniuje katedros aikštėje mitingas ir koncertas, vienas didelis renginys protesto už Konstituciją, už šeimą, už Lietuvą, už valstybę, prieš elektros kainas ir prieš visą šitą betvarkę, kuri dabar yra Lietuvoje. Už pagrindinius dalykus, už konstitucinės vertybės, nes kaip tik tomis dienomis ir švenčiama Lietuvos konstitucijos diena. Dėl to tai bus ir dainininkų, atlikėjų, bus ir visa eilė kalbėtojų ir visų partijų, profsąjungų, reiškia visuomeninių organizacijų atstovai kviečiami ir jau pareiškia visą krūvą partijų, kurie dalyvaus šitam vieningam mitinge, profsąjungos dalyvaus šitam vieningam mitinge. Ir čia vienybės demonstravimas prieš šitą valdančiųjų daugumą. 22 spalio 13 val. Katedros aikštėje. Dar bus daugiau informacijos, iš kur vežami autobusai ir visi kiti dalykai ir panašiai. Apie profsąjungas užkalbėjom, dar vieną renginį sakėjai padansus. Dar pridursiu, kad mes kviečiam su visa partijų atributika, kad žmonės žinotų ir partijų žmonės žinotų, kad čia nėra Lietuvos šeimų sąjūdžio kažkoks privatizuotas mitingas, kur tik mes kalbam ir save rodom ir demonstruojam. Tai yra Lietuvos žmonių mitingas, mes kviečiam visus. Ir būtent su partijų vėliavom, su partijų atributika, su visais, kurie kyla prieš visą šitą nesąmonę, kuri baigia pavirsti Lietuvą. Ir tuo pačiu kviečiam ir bendruomenę, su miestu, su miestelio vėliavom. Tai turėtų būti kokia kaip ir visos tautos manifestacija atstovų, kad parodyti valdžiai, kad mes nepritarėm net griežtai tam, kas dabar darosi. O kitas, aišku, renginukas irgi mūsų naujieji kolegos, tokie, kuriais pradedam ryšius megzti, yra Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga. Jį kviečia Kaune į mitingą 17 dieną spalio, Laisvės alėja 46. Prie savivaldybės. Prie jų tiesiog atstovybės, Laisvės alėja 46. Jie po to turbūt žygiuos ir prie savivaldybės. Ten sueisena teisingai. Ir pagrindinis jų reikalavimas bus kovoti su skurdu, kuris ateina ir padėti eiliniams žmonėms, paprastiems, kurie daugiausiai nukentės nuo viso šito. Jo, aš tik tai noriu paantrinti, iš tikrųjų, ta kova su skurdu čia ne šiaip sau. Pagal oficialius duomenis Lietuvoje yra virš 500 000 prie skurdo ribos esančių žmonių dirbančių žmonių, kurie dirba prie skurdo ribos. Čia yra katastrofiniai skaičiai. Tai kelintą dieną dar pakartokime. 17 spalio, dar šeštadienis bus. Spalio 17 dieną Kaune. Taip, visi, kas pasisako prieš skurdą, čia Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga. Taip, ir ta profesinė sąjunga visgi yra, jie kelia klausimą griežčiau, nes jie ėmė kalbėti ir minėti žodį kaip streikas. Šita valdžia, kuri nesiskaito su žmonėm, jie bijo dviejų dalykų. Daugiau jie ko bijo, bet viešoje erdvėje jie bijo daugia tūkstantinio mitingo ir jie bijo tokių dalykų kaip streikas. Tai jeigu jau profsąjungos įma kalbėti po truputį ir viena ir kita, nereikia galvoti, kad čia ims ir iškart Lietuvos sprogs ir žmonės trupučiuką tingus, trupučiuką bailus. Dar kiti galvoja, gal čia kaip nors praeis, nepraeis šitą situaciją. Bet jau aš džiaugiuosi, kad bunda, po trupučiuką organizacijos, bunda žmonės, bunda bendruomenės ir tai palaipsniui virs dideliu judesiu, patikėk. Ir po trupučiuką visos opozicinės jėgos vienijasi. Šiandien, tai yra 8 spalio, įvyko Lietuvos šeimų sąjūdžio inicijuotas ne vienos partijos, ne vieno visuomeninio judėjimo ir ne vienos profsąjungos susitikimas bendras, iš viso dalyvavo ten netoli turbūt 20 žmonių iš įvairiausių organizacijų, iš visos Lietuvos ir buvo pasiektas bendras sutarimas vienytis. Pirminis dar toks susitikimas, daugiau mes nekomentuosim, bet visos nedidelės partijos, jų yra nemažai ir didesnės kai kurios partijos netgi jau prie to prisijungia.
tiesiog bendrą tokį pirminį susitikimą padarė ir sutarta vienytis prieš visą šitą gaivalą, kuris, nebijokim to žodžio, jau laikinai administruoja Lietuvą. Neteisėtais būdais, bet, kol kas dar laikinai administruoja. Matomai, tai neilgai truks. Tai čia tokia pradinė informacija apie, renginius, kurie buvo, kurie įvyko, kurie bus, o dabar jau pereinam prie tokių įdomesnių naujienų. Užpultas Algimantas Rusteika, ten žurnalistų... Etikos inspektoriaus tarnyba. Etikos inspektoriaus tarnyba. Tai pusiau humoristinis toks dalykas, bet pradėsiu nehumoristiškai. Gavau tokių labai patikimų žmonių pranešti tokį kaip ir nepagazdinimą, bet įspėjimą. Man tiesiog per tarpininkus perdavė ir yra tokie būna žodžiai, tik niekam nesakyk, kad aš sakiau, bet praktiškai prieš visus opozicijos žmonės, ir pastebim, ir prieš Igną Vėgėlę, ir prieš tave, Artūrai, prieš visus. Ir visi tą pajusim, dabar yra ruošiamas puolimas tokių iš pasalų. Ar tu kažką netaip pasakėjai, ar tu kažką viešoje erdvėje netaip padarėjai, ar kažką netaip prieš 10 metų pakomentavai, visi šitie dalykai bus surinkti, bus keliamos bylos arba visokie paaiškinimai. Dirba žmonės. Tai čia toks įžanga, o kas iš tikrųjų atsitiko, man tai buvo labai juokinga, kai aš gavau, nes tikrai žmonės turbūt ieškojo, nerado prie ko daugiau prikipti. Rado mūsų Kauno forumo tinklalapyje, čia dėmesio, pernai metais, 21 metais publikuotą tekstą. Ir už šitą tekstą manęs paprašė pasiaiškinimo, nes jis labai įžeidžia ir persekioja LGBT mažumas ir jie labai įsižeidę yra ir čia yra grasinimas susidoroti. Ir tada aš tiesiog tą tekstą pasižiūrėjau. Maža, ką prieš metus ten esu parašęs. Koks jis yra, pasirodo, tai yra net ne mūsų tekstas, yra perspausdintas. Perpublikuotas žinomos Lietuvoje autorės, mokslininkės, šeimos teisės specialistės, Kristinos, tekstas, kuris yra nukreiptas prieš, tiesiog pavadintas taip, kad homoseksualistai tikrai negali sukurti šeimos. Jis buvo, pasirodo, aš pasižiūrėjau, o kurgi jis buvo publikuotas. Ir tas Kristinos Akavičienės tekstas buvo publikuotas 2014 metais. Bernardinai LT. Ir po to jį perpublikavo visi rimti portalai, Mano sveikata, tokie tikrai medicininiai vos ne, kur rašo mokslininkai. Tai daug, aš mačiau, Algimantai, aš mačiau ir daug labai žmonių šitą tekstą, mokslininkės dalinosi ir Facebook'e, socialinėse tinkluose, aš pats pasidalinęs į socialinėse tinkluose esu. Tas tekstas jau čia po socialinius tinklus jau turbūt kokius 4 metus, jeigu nedaugiau klajoja, vis kažkas atranda ir vėl dalinasi. Tai moksliškai pagrįsta tiesiog tyrimas, toksai mokslinė publikacija realiai ir dabar šitie, reiškia, sorošiniai berniukai pasivadinę LGBT, tai bendruomenė, jokia ten ne bendruomenė, tai grupuotė tokia, reiškia, Lietuvoje čia jų tik tai keli žmonės, kurie gauna tos pinigėlius, reiškia. Jie dabar rašo skundus ir bando susidoroti su kitaip manančiais. Kaip įrankis, jie tiesiog dirba kaip įrankis, ką nors, tai ant tave užpuolė, reiškia. Būna, kas išsigąstų. Bando gazdinti. Bando gazdinti. Sakavičienei parašiau. Tai jis sakė, taip, aš atsimenu tą tekstą, bet sako, išduok, Bernardinai LT jau išėmė, jau išsigando. Tai buvęs redaktorius Bernardinų, dabar yra Landsbergistų partijos Seimo narys. Ta prasme, aš nesakau konservatorių, todėl kad jie ne konservatoriai. Tai puolimas iš tikrųjų vyksta, čia ir ant Vėgėlės, reiškia, Tapinas užpuolė, ir ant manęs užpuolė, ir ne tik ant manęs. Tapinas, reiškia, gyrėsi Facebook'e, mes dar to ieškinio nematėm, gyrėsi Facebook'e, kad jisai, reiškia, teismui pridavė dokumentus, apskundė Orlauską, komiko teatrą, reiškia, Komentaras TV, Op TV, Init TV, visus, reiškia, kurie išdryso paminėti jo šventą Tapinuko vardą. Ir čia už tai, kad paminėtas vardas, visi turi, reiškia, greitai atsiprašyti jo, nes įžeista jo garbė ir orumas ir visi kiti dalykai. Ir iš tikrųjų, žmonės, aš jau šitągi paviešinau savo laidoje ir žmonės sakė, iš tikrųjų, ar Tapinas turi garbę ir orumą?
žmogus paėmęs iš Sorošo 125 beveik tūkstančius dolerių iš Sorošo. Ir jisai, reiškia, video įrašas yra, jo balsas aiškiai girdisi, slapta kamera nufilmuota, kai Tapinas sako, taip, čia mus visus Sorošas, reiškia, finansuoja. Čia prisipažinimų, ta prasme, mes turim dar daugiau medžiagos, aš turiu, ir kiti opoziciniai kanalai turi dar daugiau medžiagos, kur, reiškia, teisme tam mes ją pateiksim. Ir dar jisai pareikalavo iš visų solidariai virš 100 000 eurų. Aš dėl ko sakau, kad visų opozicinių kanalų, čia tiesiog, vat, kaip Algimantas pasakė, gauta informacija, kuri pasitvirtina realiai, kad pradėtas masinis puolimas prieš visus žmonės turinčius blaivų protą, blaiviai mąstantis, turintis minčių kovoti už valstybę, nepasidavę, neparsidavę dar. Žmonės su visais jais duota komanda susidoroti. Įbauginti, išgazdinti. Kai kurie žmonės net paskaitė, sako, 100 000, taigi jum kaput. Aš sakau, nieko jie mūsų neišgazdinti. Čia netokiem tapinukam gazdinti normalių žmonės. Nu, Sorošas duos jam dar pinigų, o gal neduos, o jeigu jis praloš, tai kad prieš Vėgėlę praloš, tai faktas. Atkreipkite dėmesį, dar vienas dalykas. Vyksta teisinis persekiojimas ir Raimundo Grinevičiaus. Reiškia, po teismų Staso už mitingą Klaipėdoje, kai jis pats tuo metu buvo Marijampolėje. Ir policija bando prie jo prisikabinti, kodėl jisai buvo mitingė Klaipėdoje, būdamas Marijampolėje. O, kad ten mitingas buvo, ar ten vaikučių sveikinos? Ne, ten buvo toks piketas. Ten buvo piketas iš 15 žmonių, bet jiem pasirodė, kad tai yra mitingas. Ir sako, kaip tu būdamas dabar, jisai pasidarė kaltas, kad būdamas Marijampolėje nedalyvavo mitingė, todėl jisai kaltas, kad Klaipėdoje vyko mitingas. Nu, čia jau absurdo teatras darosi, beje, ir už rugpjūčio 10 vis dar, taip, dar tampama vis dar, reiškia, mūsų tarybos narė, jau į teismui perduota. Ir čia šitų bylų jie galvoja represijom kažką tai pasiekti. Aš tik noriu pasakyti, seniai visiems žinoma, kai baigėsi argumentai ir kai realiai pralošta kova, tada pradeda naudoti represijas. Tai pradėdami naudoti represijas, va čia ir Tapino išsišokimai, ir va šitos žurnalistų etikos, čia tie skundukai ant Algimanto. Čia yra silpnumo parodimas ir realiai jie jau pasiduoda. Čia yra paskutinioji, jie bando įkasti kūną, nes kitų galimybių, kitų įrankių, kitų ginklų jau Patikėk, ar tu neturi. viskas iškratyta, čia ir visa mūsų praeitis, ir visi finansai, ir visos pajamos, čia tik desperacija. Žinai, ką aš jam atsakiau, labai įdomiai. Aš jam atsakiau, kad apgailestauju, kad jums tenka tirti, man gaila jūsų, kad jums tenka tirti tokias nesąmonės, bet jeigu jūs jau tyrėte, tai aš paprašiau oficialiai ištirti keletą kitų faktų. Antivalstybininką. Aš jam pridėjau nuotraukų. Pavyzdžiui, viena nuotrauka yra, kaip prie Lukiškių aikštėje prie buvusio KGB pastato, kur yra nukankintų žmonių pavardės ir rėžtos. Ir jie ten vieni žuvo, kitur žuvo, bet jų atminčiai jie čia kalėjo, kažkur būdavo veždami. Stovi žmonės su LGBT vėliava, daug tų žmonių, ir su Rusijos vėliavom. Ar tai nėra atminimas tų aukų? Paniekintas, jeigu praktiškai Rusijos tarnybos jas žudė ir jas vežė, tuos žmonės. Ir prie šito pastato, prie jiems atminčiai jų įrengto tokio kaip ir memorialas. Stovi su rusų vėliavom. Stovi su rusų vėliavom, LGBT ir su savo vėliavom. Ir tas pats Raskevičius. Ir mane taip žaidžia, mane asmeniškai žaidžia ir tų aukų atminimą jų artimųjų tikrai yra paniekina. Lygiai pagal tą patį straipsnį, būkit malonus, ištirkit. Ir pareikalaukite iš jų atsakomybės. Tai mesgi turime. Jeigu reikia, aš nurodysiu ir kur atspausdinta, ir kada publikuota. Tai Algimantai, dar yra ir fotografijos iš praėjusių metų Kaune prie Soboro Laisvės alėjoje, kur vyko tų pačių LGBT grupuotės šitos, reiškia, žygelis. Ten suvažiavo vieną darbuotoją, Amerikos ambasadorius buvo. Ir ta pati šaika žygiavo su rusų vėliavom.
Yra komentaras TV fotografų užfiksuoti kadrai, štai juos matote su rusiškom vėliavom, jie pernai dar žygiavo ir šalia žygiavo Amerikos ambasadorius. Tie LGBT šaikos šitie veikėjai. Ir yra nuotraukos, kur ir tas pats žmogaus teisių komiteto pirmininkas, Seimo narys su meile Rusijai žygiavo. Taip. Ir čia jų visų šitos LGBT šaikos meilė Rusijai ne vieną kartą yra demonstruota visur. Ir jie parado metu Vilniuje pilna buvo rusiškų vėliavų. Pilna buvo rusiškų vėliavų. Ir nematyti viso šito, nemato sisteminė žiniasklaida šitų tokių išpolių konkrečiai rusiškų, prorusiškų. Niekas nemato. O kremliniais vadinamus. Ne, mes esam kremliniai. Mes esam kremliniai, nors. Ir dabar įsivaizduok, ar tu ar aš kur nors būtumėm su meile Rusijai. Taigi šitą nuotrauką kasdien rodytų visi. O čia štai šitą fotografiją. Neišimtų. Čia Gabrielius nešiotų ir rodytų matukas, turbūt melstus. Taip, ženkliukus. Štai kokie jie vatnikai. O čia yra akivaizdus įrodymai, kad būtent šitie Laisvės partijos aktyvistai tamgi mitinge Kaune su rusiškos vėliavom ėjo ir Maldeikienė, ėjo visa krūva konservatorių, vadinamų taip konservatorių. Ir tos rusiškos vėliavos jiems visiems tiko. Ir jie sako, kad mes kremliniai, o patys ėjo po rusiškom vėliavom. Va čia tiem, kurie dar, reiškia, nesupranta, kad tas melas iš jų kaip pulinys, kaip smirdantis pulinys, jisai trykšta pastoviai, bet jau baigėsi. Nes šitų dalykų akivaizdžių nematyti. Gali tik aklas arba konkretus veikėjas dirbantis Rusijos naudai. Tipo čia mes ne su rusais. Tai nebeturi ką pasakyti, visada reikia tą priešininką apspjauti, bet tai čia toks lygis. Nebekalbėkime apie jas. Einam prie kitų temų, mes turim dar ką šiandien pakalbėti. Mes, priminsiu, jau kalbėjom ne kartą, kad mes kreipimąsi darėme visus aukščiausius, reiškia, vadovus, Seimo pirmininkę, premjerę, prezidentą, reiškia, kad reikia ir atstatydinti kreivį, buvo pareikalauta visa krūva, reiškia, mūsų reikalavimų, mes jau sakėm, kad buvo STT tyrimas pradėtas, apie tai kalbėjom, generalinio prokuratūro, konkurencijos tarnyba, jau sakėm, kad visi šitie atsakymai gauti, bet dabar matom, kad po visų šitų tokių neramumų prasidėjo veiksmai ir tam tikri poslinkiai į gerą pusę. Tam tikri. Nedideli, gal ne į tokią gerą, kaip mes norėjom. Į tą. Bet į tą. Bet į tą. Ta prasme, reakcija vis tiek buvo. Tai Algimantas daugiau, reiškia, išanalizavęs situaciją. Ne, aš tiesiog, kai rašiau tą pareiškimą, atsimenu, mes buvom prezidentūrai susitikime. Taip. Jo. Tai noriu pasakyti tik tais, ką mes reikalavom ir kas yra. Mes, pavyzdžiui, reikalavom sustabdyti šitą elektros liberalizavimą, jis atidėtas iki 2026, tai praktiškai kaip ir sustabdytas. Nes kas ten bus 26, nei Šimonytės, tai nebeliks nieko. Taip. Čia toks išeiti orių veidų iš blogo žaidimo. Sustabdė esą. Po to buvo kalba, kad perkrovos pajamos, jis yra milžiniškos gautos, ten 128 milijonai. Taip. Per pusmetį. O kiek dar bus gauta, kad tai yra plėšikavimas, kai jas reikia gražinti žmonėm. Mes dabar matom, kad yra ir vyriausybė jau planuoja, ir jo ekscelencija Šventasis Rokas Mačiulis pripažino jo, kad žodžiu yra gražins tuos pinigus, Litgrido jau yra oficialus pareiškimas, kai jie tos pinigus tiesiog įdės į tarifą ir žmonės mažiau mokės ir taip jie bus gražinti. Aš dar kaip tik tai tarifas skaičiuosi? Aš dar tik tai noriu, Algi, atkreipti dėmesį, reiškia, kad po mūsų to pareiškimo vis tiek, ta prasme, kadangi sureagavo ir STT, ir prokuratūra, ir konkurencijos tarnyba, ir visos šitos institucijos, ir prezidentūra turėjo bent jau mums atsakymus rašyti. Toks šurmuliukas įvyko, į tai sureagavo, kadangi sureagavo ir spec tarnybos, sureagavo ir kai kurie verslininkai, ir jie dar ir pamatė sąskaitas.
Ir jie gavo sąskaitas ir tada prabudo, kaip čia yra. Tai dar, kad vidutiniai ir smulkus verslininkai, reiškia, protestavo, šūkavo, uždarinėjo verslus, kavinės, aš rodžiau ne savo laidose, reiškia, trumpino darbo laiką, bet didieji pramonininkai, tie, kurie dosniai rėmė visus šitos konservatinikus, šitos liberalus, visus Teisimo partiją, visus šitos, jie gavę per kišenę 10 milijonų, jie ir pamatė, kad ir visuomenė juos palaiko, ir jie sureagavo, ir jų spyris konservatoriam per Pasturgalį iš tikrųjų davė impulsą, atsiuntė mums žmonės. Per vieną dieną buvo sumažintas beveik per pusę kainas. Ir čia kažkas nori pasakyti, kad čia yra rinka. Čia yra konkretus veiksmai, tai yra visuomenės pasipiktinimas. Aš nesakau, kad mes čia tokie jau unikalūs esam, kad jau vienu savo to pareiškimu čia viską įsijūdinom. Bet tai buvo pats pirmasis mūsų pareiškimas, po to pradėjo kiti šurmuliuoti, tada ir restoranai, viešbučiai pradėjo tokį protestuką organizuoti, kitos organizacijos pradėjo judėti ir tie pramonininkai prabudo ir galų gale kišenė labai stipriai suveikė ir jie suprato, kad reikia kažką daryti. Ir buvo padaryta. Ta prasme, akivaizdu, kad veikiant kartu tikrai galim pasiekti. Daugiau dar buvo padaryta. Taip, rezultatų. 25% tas plėšikiškas garantinio tiekimo antkainis. Taip. Reikalavom, kad jis būtų iš viso panaikintas. Jį mums atsakymą dabar davė energetikos ministerija, atsakymą irgi parašė, ne vien, kad čia mes iš spaudos. Taip, taip. Bet tam atsakymą pasakė, kad jį mažins. Jau sumažino. Jau sumažino, bet ne tiek, kiek reikia. Praktiškai, jeigu mažinti, tai galėtų vertas nustatyti, kiekgi kainuoja per metus, kokie kaštai yra šito administravimo, šito darbo garantinio tiekimo ir tiesiog juos įkalkuliuoti tą kainą ir viskas, ir jokių ten pelnų nebereikia. Dirbkit, taip sakant, visuomeniai. Bet jie pasakė, kad jie sumažins šitą antkainį iki 15%. Trupučiuką mažiau pasiplėšim, ne 25, o 15, nusiraminkit žmonės, o kad iš to 15 dar bus galima ten tikri kaštai, gal ten sudarys joms įsilaikyti gal 3 ar 4%, o kitus 11 vis tiek įsidės į kišenę. Tai čia istorija nutylė, tu pabandyk ten neik tau kas nors parodys buhalterį ar man. Bet faktas tas, sureagavo, jau sumažino, reiškia, mes nesustosim, mes dirbsim toliau, kol jie neįvykdys visų reikalavimų ir nepradės dirbti realiai žmonėm ir visuomeniai. Bet kai ko ir nepadarė. Žinai, ko nepadarė? Tai net leido kreivio. Atleisti kreivį, jie net neatsakė šitą klausimą. Šventasis kreivys, kaip ir Rokas Masiulis, šventasis, tai čia kreivys. Mes rodėm, aš savo laidoj, reiškia, iš kiemo pusės jau ne kartą rodžiau kreivį nusikalbėjimus. Net ir tie, kurie dar tikėjo, kad kreivys gali būti ministras ir tie suprato, kad tokio bukumo žmogus, toks nesiorientuojantis erdvėj pilietis negali būti. Aš dar priminsiu, Algimantai, jisaigi buvo palaimintas prezidento į ministrus su sąlyga, kad nedarys, nevoks, nepiknaudžiaus tarnybą, kaip būdamas prieš tai ministru. Jisgi buvo ūkio ministru, jisai įsteigė šitą energetikos ministeriją, bet prieš tai jisai susidirbo, reiškia, buvo pripažintas pažeidęs viešų ir privačių interesų, reiškia, įstatymą, skiria savo mamos įmoniai milijonus paramos ir tipo jis nežinojo, kad čia mamai skiria. Ai, mamai neskiria dabar. Mamai dabar, gerbėmiai žiūrovai, neskiria. Skiria mamos draugai. Čia aš ironizuoju, bet esmei tai, sakykime, taip primityviai, kaip praeitą kartą ministraudamas. Jis jau išmoko. Jau negrobsto lėšų. Bet, pakartosiu, priimtas su sąlyga, su išlyga, kad bus skaidru, o čia ką matom? O čia matom absoliučiai neskaidrumą. Prezidentas seniai turėjo trenkti stalą kumščiu ir išmesti iš darbo, nes, jis nepateisino duoto žodžio. Jis sakė, duodu žodį, kad būsiu geras. Akivaizdžiai, kad duotą žodį sulaužė, kaip beje ir sveikatos ministras. Taip, kad prezidento sakymas, kad aš juos patvirtinu su išlyga, jau atrodo taip. O dar buvo klausimai, kuriuos jie atsakymą vaidino, kad nebuvo klausta. Šiaip, kada būna klausimas valdžios įstaigai ar teigiamai ar neigiamai, jį vis tiek atsako. Ja. Ar netgi argumentuoja.
Ir kuo ilgiau argumentuoja, to reiškia bus neigiamesnis atsakymas. Kuo daugiau jo priežasčių nurodo. 3-4 lapai argumento, o gale eiktų žinai kur. Ja. Tai vat, jie iš viso suvaidino, kad nebuvo jų prašyta ir klausta, nes mes dar taip pat reikalavom, kad sureguliuoti visų šitų elektros įmonių vadovų, josgi valstybinės šiaip ar taip. Kas iš to, kad ten turi kažkiek privataus kapitalo, nu, be abejo, per jį ten suka biznikus, bet iš esmės tai visgi yra valstybinės įmonės su trupučiuku privataus kapitalo. Ir valstybė galėtų reguliuoti atlyginimus, jeigu norėtų. Tikrai rastų svertų. Taip. Ir kad yra skandalas, kad jų vadovai uždirba 2 kartus su visais priedais, tikrai 2 kartus daugiau už prezidentą. Jie šitą klausimą suvaidino, kai jau klausimą nieks neuždavė. Bent atsakytų, kad čia kažkaip pagal įstatymą, kažkaip vat ne taip. Tiesiog jokio atsakymą. Tai ne tik, kad jie uždirba 2 kartus, jie dar savo ir išsimokėjo dividendus šiemet virš 40 milijonų ir parašyta buvo gudriai akcininkų sprendimu. O akcininkas virš 70% yra finansų ministrė, tai yra Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų deleguota skaistė, kuriai tiesiogiai vadovauja Šimonytė. Šimonytės sprendimu išsimokėjo savo dividendus, akcininkai tame tarpe ir Igničio vadovai turi akcijų ten išsipirkę ir visi kiti. Tuo metu, kai valstybė sako, trūksta pinigų, reikia skolintis. Finansų ministerija priiminėja sprendimus išmokėti dividendus privačiai chebrytei. Kas čia per... Pasaulinis krizės akivaizdoje. Tai dar nepaprastoji padėtis, taip, ir infliacija didžiausia. Ir be juoko, ir pasaulinis karas ant slenkščio bus. Ant slenkščio karas kvepiantis labai, parakas aplinkui čia, ypač po paskutinių įvykių ir po susprogdinimo šito dujotekio ir tilto dabar susprogdinimo, čia jau žvanga ginklai labai stipriai. Čia... O kada daugiau pasipelnysi? Aš tiesiog noriu priminti vieną tokį smagų faktą, kad anksčiau ar vėliau teisingumas yra pastarosiamis dienomis buvo suimtas už pasipinigavimą, taip švelniai sakysim, pinigų ir lėšų grobstimą. Kroatijos premjeras, kuris karo metu, būtent karo metu, su Serbija tada kariavo, reiškia 95-4 metais, kažkurie dabar galiu sumaišyti, bet prieš daug metų nustatyti faktai, kad jisai grobsti lėšas, prisidengdamas karu, dabar buvo suimtas ir, reiškia, baudžiamoji byla su visom... Taip, ir senatį viską atnaikino atgal, todėl, kad naudojusi krūvinais pinigais. Realiai žmonės žūsta, o jisai darėsi pinigus. Jokia senatis, premjeras. Taip, kad Šimonytė turėtų gerai pasižiūrėti šitą istoriją, kaip karo metu buvo grobstomi pinigai ir kad nėra tam senaties. Ir tiesiog pagalvoti apie savo liūdną, analogišką ateitį. Ir visi tie, kurie dabar pinigaujasi, kurie iš biudžeto va taip vagia įžuliai pinigus. Kaip rašė, reiškia, Vėgėlė, čia STT, beje, irgi pritarė jam, kad įstatymas leidžiantis neteikti ataskaitų prisidengiant... Pinigus, už kurių žmonės aukoja pinigus. Dabar pabandytų Lietuvos šeimų sąjūdis, kas metais pateikiama ataskaitos apie paramos gavimą, kurie buvo išleisti tos lėšos. Jeigu būtų bent kiek įtarimų, čia būtų revizija po revizijos. Čia būtų visiems jau nežinau, kas grėstų. O ten pagal įstatymą yra surinkti pinigai ir neprivaloma atsiskaityti už jų panaudojimą. Ir kur nori tam padėjai? Bet čia nukrypam, grįžtam prie elektros. Dar buvo pora klausimų, kuriuos irgi neatsakė teigiamai. Pirmas klausimas, aišku, mes dar buvom uždavę klausimą ištirti, ar tai nebuvo pažeista valstybės tarnauti tarnybinė etika, ar nebuvo įstatymo pažeidimų, ar konkurencijos tarnybos pažeidimų. Įstatymo konkurencijos pažeidimų, tai be abejo atsakė, kad iš vis neatsakė. Atskiri padaliniai, kuriems buvo pavesta tirti, atsakė, kad pažeidimo neradom. Bet aplamai patys tie, kuriuos kreipėmės į prezidentūrą, vyriausybė neatsakė. O energetikos ministerijos atsakėme dar į vieną mūsų keltą klausimą. Mes buvom pasakę, kad tas vadinamasis visuomeninis garantinis elektros tiekėjas, žmonės turėtų teisę, kurie dabar pasirinko tą vadinamą nepriklausomą. Jeigu bus
iki 2026 garantinis tas visuomeninis ir žmonės bus nepasirinkę, jau niekas nebeprivers pasirinkti, kad jie galėtų iš vieno į kitą laisvai pereiti ir tegu konkuruoja tas jūsų įkurtas garantinis su tais ir tegu kažkokia, jeigu jau laisva rinka liberalizuota, tegu jie konkuruoja kainomis. Tai buvo atsakyta labai paprastai, kad šito neleidžia Europos teisė. Ir vėl meluoja. Tai jie yra priėmę, kad laidas turi būti vieno, elektra tekanti kito. Bet tai kasgi draudžia tam pačiam garantiniam tiekime atskirti tą laido turėtoją į atskirą valstybinę struktūrą, kuri tą elektrą prekiauja, kuri nebepriklauso tas laidas. Ir tegu žmonės pasirinkinėja kaip nori, bet jie pasakė, kad Europos teisė tam prieštarauja. Tiesiog labai kvepia pinigai ir šiuo atveju ir žmonės, ir moralė jau yra ne šio pasaulio dimensija. Čia pacituosiu tą Vitą Vasiliauską, kuris pasakė, čia moralė ir sąžinė yra ne šito pasaulio dimensija. Ir šituo principu, šituo devizu, jie visus tos metus, visada kaip tik konservatoriai valdžioje, visada krizė, visada betvarkė. Ir dar priminsiu, jiegi sakė, kad ateis profesionalų vyriausybė. Čia tokių profesionalų. Duos Lietuvai jėgos. Ir jėgos daugiau. Tai tiek jėgos, didžiausias kainų kilimas, tai yra infliacija visoje Europoje pusmečio rezultatus susumavus. Didžiausios elektros kainos, gal jie turėjo omeny elektros kainas, daugiau elektros bus, brangiausia elektra, o jėga bus. Mes kieti galim brangiausiai mokėti. Ir apskritai įmonės bėga įmonės tik tai iš Vokietijos dėl dujų ir iš Lietuvos. Per visas kitas valstybės tokios katastrofos niekur nesimato. O dvi valstybės, tai Vokietijoje, pramonė žlunga, reiškia jau rašyta mūsų spaudoje viešai šitą rodės jau ne vienoje laidoje. Ir iš mūsų 50% beveik pramonės įmonių ruošiasi stabdyti veiklą dėl šitokio vyriausybės veiksmų. Dėl ko aš taip sakau? Todėl, kad gerbimieji, pakartosiu dar kartą. Kai tik tai iškilo šitas rinkos liberalizavimo skandalas dėl kainų, estai vyriausybė tą pačią sekundę susirinko, 2 ar 3 dienas posėdžiavo, buvo priimti sprendimai, jau sekančią savaitę kainas buvo 10-15 centų. Pas mus taip ir liko kosminės. Ir netgi po estų sprendimo pakilo ten iki kažkur 4 eurų. Buvo toks pikinis šuolis. Ir jau praėjo turbūt 2 mėnesiai po estų sprendimų, estai toliau sau ramiai gyvena, pas mus kainos niekaip. Niekaip iki estų lygių nenukeliauja. Reiškia, vyriausybė tikrai gali, turi svertus, gali juos naudoti, moka, jeigu kompetitinga. Estų pavyzdžių, matom, kad tikrai gali tą padaryti. Mūsų vyriausybė nesimoko iš estų. Klausimas, kodėl? Kodėl estų vyriausybė padarė, mūsų vyriausybė nepadarė? Atsakymas vienas. Trūksta kompetencijos arba sąmoningai to nepadarė. Nėra interesų. Sąmoningai. Reiškia, sąmoningai kenkia valstybei. Čia tik ir tiek. Dar dėl elektros mes jau niekur nerašėm. Bet kai buvom prezidentūroje, tiesiog paprašiau patarėjų perduoti prezidentui, jie sakė, tikrai perduos, kad galima, kad jūs, tada buvo rugpjūčio vidurys. Kai visi atostogavo, visiems buvo iki lempučių visą tai. Kai mes tą sakėm, kad ateis laikas ir labai greitai, kada socialinis sprogimas su tom kainom, jūs kažką darykit verslui, su verslu darykit, kompensuokit žmonėms. Negalima šitaip sėdėti ir žiūrėti, kaip Šimonytė tada sakė, kad jie nieko nebekompensuos, gavo 9 centus ir tada po 4 metų geresnius išsirinksit. Tai šia linkme irgi pajudėjo. Čiagi dabar skiria daug lėšų kompensacijoms ir verslui, ir buitiniam vartotojam, tik esmė ta, kad jos skiria kompensavimui igničiui. Igničių, būtent. Kad tiesiog žmonėms bus pigiau, bet ant kiek žmonėms bus pigiau, ant tiek daugiau ignitis gaus pelno, nes tos pinigus jiems atiduos už kainų skirtumą. Ja, o to tarpu. Pačios esmės, kad kainą sumažinti iš esmės. Nelabai aš matau judėjimą. Tuo tarpu Anglijoje atsiuntė man duomenis, aš rodžiau savo laidoje, kiekvienam žmogui atsiuntė, kad po 400 kompensuoja tavo elektros kainas, tai 400 išdalinti per kiekvieną mėnesį, ten gaunasi 66-67 svarai, o dar atsiuntė kitas mūsų žiūrovas, atsiuntė informaciją, kad ir darbdavys
Darbdavys Anglijoje savo darbuotojam irgi kompensuoja nuo savęs 400 svarų už elektrą. Reiškia, socialiai atsakingi darbdaviai Anglijoje iš savo pelnų dar savo darbuotojam, reiškia, padengia dalį elektros kaštų. Pas mus girdėjom, kad Maxima kasininkėm savo pakompensuotum. Ar girdėjom, kad Ignitis staiga iš savo pelno, iš tų dividendų pasiėmusių, vat savininkai sakytų, mes tos 42 jum pakompensuosim, kad jum būtų pigiau. Ne. Ar iš to 128 milijonų, kur pasiėmė ESO? Ten Litgridas jo pasiėmė. Vat iš tų. Jie neatiduos žmonėms, jie susimažins tarifiuką kitiems metams. Ant tos sumos ir per metus tai prikapsės, o dabar jie taip turi. Žinai, Algimantai, kai Šimonytė sakė daugiau jėgos Lietuvai, mes turim planą, kaip padaryti gerai, visą laiką taip žadėdavo. Tai ir dabar sako, mes, oi, žinokit, ten sumažinsim jum vėliau, mes turim planą, kaip padaryti geriau. Tai šitą jau mes girdėjome milijoną kartų. Ir Kubilius sakė, mes turim planą. Baigėsi to, kad buvo atimtos pensijos, milijoną žmonių paliko Lietuvą. Konstitucinis teismas pripažino, kad Kubiliaus sprendimai yra antikonstituciniai. Tai tas planas buvo trypt konstituciją, išvaryti žmonės iš Lietuvos, atimti pensijas. Dalis pensininkų nesulaukė, pensijų gražinimo numerė. Reiškia, taip, kad čia visi šitie sakymai, kad mes jum tenais turim planą, kaip padarysim, tai yra tokie juokingi, kad jau net apgailėtina. Jau jie su savo tais planais, kur mes turim planą, kurio niekas realiai ir nematė. Tai žinom, beje, ir Dulkys sakė, turiu 130 punktų planą, kaip atgaivinti sveikatos apsaugą. Šaunu. Matė kas nors? Niekas nematė. Aš matau rezultatą, kad šitį kasmet vis kalba apie vis medicininių paslaugų prieinamumo didinimą. Ir su kiekvienais metais jos tolsta, kaip vaivorykštė, jos vis tolyn ir tolyn. Bet stipriai tolyn. Ir jeigu mano vaikystės laikais aš galėdavau iš ryto paskambinti ir po valandos nueiti be taloniuko, jeigu labai reikia, palaukęs į tarpą. Bet prieš dieną arba tą pačią dieną ir pas gydytoją. Tai buvo labai tamsus socialistiniai laikai. Baisus. Baisus. O jeigu pas specialistą, tai tiesiog paima šeimos gydytojas, tada vadinasi šiaip kitaip. Siuntimą, tu su to siuntimu užlipi kitą aukštą, pasėdi pusvalanduką ar patenki pas savo specialistą. Čia jau, Algimantai, jau čia ne visai socialistiniai. Socialistiniais tais laikais, jeigu skaudėdavo koją, eini tiesiai pas chirurgą ir sakai, man skauda koja. Ir chirurgas be jokio siuntimo, paprastas, elementarus. Ir jeigu tu sergi vaiką su temperatūra ar serga namie, tai paskambindavo ir ateidavo gydytojas į namus. Ateidavo. Ir patikrindavo, apklausdavo, vaistukų išrašydavo. Vaikas turi temperatūros, tai ką jūs čia vedžiosit? Mes ateisime namus, užsirašo adresą. Tai čia buvo tie žiaurus. Ne, čia mūsų buvo laikai. Čia žiaurus. Bet čia žiaurus buvo. Žiaurus. Bet tai buvo labai blogas prieinamumas. Blogas. Absoliučiai blogas prieinamumas. Toks geras, kad reikia žmonai prisiregistruoti pas gydytoją už 3 mėnesių. Geriausiu atveju. O šiaip nieks praktiškai ragelio nekelia, kas yra skambinę, tai žinau. Taip, kad čia aš manau, kad visi žiūrovai tą prieinamumą žino, jo, ir tą 130 punktų Dulkio planą spauda, atkreipkite dėmesį, nemato, kad jo nebuvo pristatyta, kad viskas griūna, kad sveikatos jau, aš ne vienoje laidoje sakė, aš čia ne sveikatos apsaugos ministerija, sveikatos apsaugos griovimo ministras, švietimo, principė jūs visus galima vadinti, Lietuvos griovimo ministrai. Vyriausybė. Tai ir spauda niekada neparašys, kad visi šitie dalykai vyksta, bet man tai juokingiausia yra tai. Tiek policininkai, tiek tie patys žurnalistai, juk jie patys irgi negauna šitų paslaugų. Jie brangiai moka už elektrą, jie neprieina pas tos pačius gydytojus, jiem lygiai taip pat juos siuntinėja, reiškia, ateik po 3, 4, 5 mėnesių pas kardiologą ar pas kažkokį kitą specialistą, kur reikia. Ir jiem neleidžia rašyti ir tas pats redaktorius, negaudamas tų pačių paslaugų, sėdi ir sako, bet vis tiek reikia rašyti, kad Dulkys baisiai geras ministras, nes prieinamumas padidėjo. Čia kaip, žinot, kainos yra prieinamos. Ir kaip Dulkys sakė, elektros kainos įkandamos. Kieno dantim, sunku pasakyti. Bet jau Dulkys tapo ir energetikos, ir odontologijos ministro.
Jeigu neturi toj sferai absoliutaus supratimo, arba dar geriau išsilavinimo, tada gali puikiai vadovauti sričiai. Čia yra profesionalų vyriausybė, priminsiu. Tai vadinasi profesionalų vyriausybė. Man dar gal Dievas su jais. Nu, aš Algimantai pasakysiu visiems vieną. Jau dabar, net ir tiem, kurie abejojo dar tai, ką mes kalbam, jau dabar visi tie pamatė, kad jeigu šita vyriausybė, va taip omiai, nuo pirmadienio nustotų dirbti ir ne vienas neteitų į darbą, po mėnesio mes pajutumėm ženklų apskritai ekonominio gyvenimo pagerėjimą. O jeigu dar po 2 savaičių panaikintumėm visus tos, atsiprašau, netinkamus, pasakyčiau kitą žodį, sprendimus, kuriuos jie priėmė, tai mes vėl sugrįžtumėm į normalų gyvenimą taip sparčiai, kad niekas net neįsivaizduotų, kad reikėjo tik va tiek nedaug. Departamentų vadovai, yra ten ministerijos, kurie tą struktūrą valdo. Jie puikiai žino situaciją, tai ne politinio pasitikėjimo žmonės, kurie nekeičia. Biurokratai. Biurokratai, bet jie išmano sutvarkytų einamosius reikalus dar daug greičiau ir sparčiau šitie, jeigu netrukdytų. Savo tom nepabaigiamom reformom ir neįmanomais reformom. Nu, gerai, nukrypom. Šiaip dar vieną temą tada paliečiam, o po to, jeigu ką, gal baigiam. Žodžiu, yra toks, dabar ne vien tu tą sakai, ne vien žmonės tą sakai, jie irgi puikiai supranta, kad čia paskutinioji. Kad reikia apsisaugoti. Ir va, ką mes kalbėjom apie savivaldos rinkimus ir kad juos reikia maksimaliai panaudoti, tiesiog partijos, ta partokratija minta, jos šaknis yra savivalda. Tas šaknis reikia nukirst, kur yra klanai, kur yra pasiskirstę pareigom, meras priėmė vicemerą, vicemeras visą savo savivaldos įmonės, ten giminaičiai nutūpė ir tu nedarbo negausi be tos partijos ten palaiminimo. Kad reikia tas šaknis nukapot konservatoriškas būtent savivaldybėse, kiek įmanoma. Ir jie tą puikiai supranta ir jie dabar tokį dalyką padarė, mes jau minėjom, politinio organizacijų įstatymą priėmė, praktiškai neįgyvendinama. Ir dabar kūrėm politinį komitetą, ne mes vieni kūrėm, ir pamatė, kad visgi tų politinių komitetų atsiras, kai buvo kai kuriuose miestuose, kad žmonės... Ir jie nušluos socdemus, konservatorius, visus tos... Kas buvo su kas nušlavė konservatorius Kaune? Vien todėl, kad buvo politinis komitetas, kuris nebuvo partija. Ir kuris nebuvo konservatorių partija. Žmonės subalsavo už visuomenės atstovus. Vieni juos kritikuoja, kiti geria, aš nekritikuoju, negeriu. Mūsų dabartinio mero jis ir klaidų padaręs, ir gerų darbų padaręs. Bet faktas kaip blynas yra tas, kad jį išrinko, kada rinko. Niekas nežinojo, ar jis bus geras ar blogas. Tai buvo balsavimas prieš konservatorius. Tai buvo žmonės balsavo prieš partijas. Ir jie dabartinė jaučia... Ir pasirinkimas buvo beje teisingas, ta prasme, miestas atsigavo labai stipriai. Nes ateina dabar dar šitą bangą per savivaldą, jie šito bijo, ir jie dabar ką padarė. Teisingumo ministerija šito įstatymo pagrindu pareikalavo perteklinių reikalavimų, tų, kurių net įstatymė nėra. Įstatymė yra pasakyta, kad kiekvienas steigiamo politinio komiteto narys turi būti pragyvenęs netrumpiau, kai ten berods pusę metų tos savivaldybės teritorijoje. Nu, tvarkoj. Kiek yra kūrėsi tų komitetų rinkiminių seniau, kiek yra kūrėsi politinių partijų, aš pats esu dalyvavęs tam rinkęs įgaliojimus. Aš puikiai žinau, kad niekas niekada nereikalavo perteklinių dalykų, tiesiog surašai į tą formą, pavardę, vardą, asmens kodą ir gyvenamąją vietą. O ar ten žmogus registruotas, kaip seniau sakydavo, deklaravęs gyvenamąją vietą, ar net deklaravęs, ar jis nėra kitos partijos narys. Visus šitos dalykus pagal asmens kodą tikrindavo Teisingumo ta pati ministerija, gal netgi turi programas, įkiša tą sąrašą ir automatiškai išmėto, kas čia yra, kur gyvena, čia net galvot nieko nereikia. Ir dabar jie išleido reikalavimą, kad šitie politinių komitetų steigėjai, kurie jos kuria, reikės šimtais narių, daug daugiau negu partijos turi skyrius, stipri partija turi skyrių ten 50-40 žmonių, o Vilniuje steigimui politinio komiteto reikia beveik 600. Taip. Nors su braukimais reikia ir 7, Kaune reikia 314 dabar patvirtinti. Nu, realiai turbūt kokiu 500 su atsarga jau. Ir šitiek narių ne viena ta steigėjų organizacija neturi. Jie tiesiog turi savo brandulį, o kitų žmonių tiesiog paprašo pritarančių savo narių, kad jie stotų ir tie žmonės sutinka stoti. Bet kada tų žmonių paprašo, kad dar reikės,
pateikti, kaip Teisingumo ministerija dabar pateikė papildomą tą perteklinį Popierinį. reikia eiti į savo savivaldybę arba imigracijos tarnybą arba prisijungti internetu per valdžios vartus ir gauti savo asmeniškai gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą ir ne vėliau kaip mėnuo iki jos pateikimo, kai nepasentų. Tai iš tų žmonių maždaug pusė atsisako. Jie nesutinka, jie nenori, taip yra. Pabandykime dabar gauti parašą. Aš Algimantai pasakysiu, čia ne tai, kad išsidirbinėja Dobrovolska, Laisvės partijos deleguota ministrė. Čia yra pasityčiamas apskritai. Lietuva gyrėsi ir Armonaitė gyrėsi, kad mes čia skaitmenizavimo jau esam avangardę. Lietuva taip toli nubėgus pagal internetą, pagal skaitmenizavimą, vienu paspaudimu gali viską patikrinti. Aš pasakysiu, prieš 20 metų turbūt panašiai dalyvavau, kaip pats save išsikėlęs rinkimuose, nepartinis kandidatas Lazdijos ir man reikėjo surinkti parašus palaikančių žmonių. Pirmą kartą tada buvo sugalvota, kad galit save išsikėlę dalyvauti ir reikia rinkti parašus. Tai man reikėjo surinkti 1000 parašų, ten man atrodo, reiškia, toje apygardoje aš surinkau irgi su atsarga 1200, jokių deklaracijų popierinių nereikėjo, nes galėjau pasirašinėti tik tos apygardos gyventojai. Nunešė į VRK, jie praleido per programą ir nustatė, kad keli žmonės pasirašė negyvenantis, ta prasme, nedeklaravę vietos ir jokių popierinių deklaracijų nereikėjo, nes visus priėjimus jie turi. Tai buvo prieš 20 metų beveik. Po 20 metų mergaitė su nakolkiam, kitaip negaliu pavadinti, net netatuiruotėm, sako, karočią, atneškit man pažymą, kad turit pažymą, kad ten elektroniniai irgi yra pažyma. Čia yra primityvus išsidirbinėjimas, bet toks primityvus, kad, neduoti ją į teismą būtų nepatogu. Artūrai, valdžia, kuriai mes pateikėm duomenis, prašo išimti pažymą iš tos pačius duomenų bazės, kurią valdžia turi, iš jai pačiai pavaldžių struktūrų ir po to nunešti tai pačiai valdžiai, kad parodyti, kad mes nekupranaudojame. Kad jie sulygintų tą popierių su to, ką jie turi. Ir taip žino. Jo. Bet gerbimiai, tiek Kaune, tiek kitur, kur Lietuvos šeimų sąjūdis organizuoja komitetus, yra surinkti, ta prasme, komitetam reikalingi tie, reiškia, narių sąrašai padaryti, viskas yra. Ir už tai, kad tą perteklinį tokį reikalavimą, reiškia, Dobrovolska padarė, mes duosime ją į teismą. Parašym dabar raštą, nes šiaip į teismą negalima paduoti, turi pirmą įspėti, gerą valią atšaukti. Taip. Ir mes pareiškim reikalavimą tokį ir jie dabar ilgai tempia gumą, atsakys turbūt neigiamai. Tai tik tada galėsim apskųsti teismą. Bet žodžiu, mes nenuleisim rankų ir čia tokios Dobrovolskos, atsiprašant, iš Lietuvos piliečių nesityčios. Taip, kad imsimės teisinės priemonių ir teisinių priemonių šitą pažadam ir vis tiek eisim teisėtų kelių, o jeigu, reiškia, vis tiek mums blokuos ir stabdys dar sudarinės dirbtinės sąlygas, mes vis tiek teismą davarysim iki to rezultato, koks ir privalo būti. Priminsiu, kad visus 3 teismus prieš Šimašių laimėjom, nesvarbu, kad vėliau, bet faktas yra tas, kad jis jau recidivistas. Žino, kas teisus, kas jo. Ir galų gale dabar, pavyzdžiui, 22 dienai Šimašius pabijojo jau neduoti leidimo, reiškia, šitam protesto mitingui. Čia tiesiog. Velniai nustebė. Jo, nukreipimas. Taigi mes eisime teisiniu keliu ir galų gale turim dar ir atsarginių planų ir A, ir B, kaip mes pasielgsim ir vis tiek mes eisim į rinkimus ir padarysim taip, kad šitų tėvynės išdavikų, nebijokim to žodžio, būtų Lietuvoje mažiau. Tai šiandien kaip ir... Pabaigai dar tau klausimą užduosiu. Klausimą man. Taip. Nes mes kodėl tai atsitiko? Mes dabar kalbam apie aibę visiškų valstybinių tokių nesąmonių. O kodėl jos iš viso vyksta? Kodėl žmonės negali užkirsti šitam kelio? Bijo? Taip, aš paantrinsiu, visiškai teisingai. Klausimas leniniškas, ką daryti? Ką daryti? O daryti reikia labai paprastai. Turi būti labai konkretus, beje, gerai, kad priminėjai. Pas mus programoje yra šita. Seimo narių atšaukimo mechanizmas.
Jeigu Seimo narys, visų pirma, tie sąrašiniai šitie pagal daugiamandatės tas, tai irgi yra nesąmonė, turėtų būti visi vienmandatininkai, kiekvienas turėtų atsakomybę jausti, kad jį išrinko konkretus žmonės, jisai turi atsiskaityti savo rinkėjim ir žmonės, kurie išrinko tą Seimo narį, jeigu mato, kad Seimo narys daro nesąmonės, už kažkokius užsienietiškus pinigus dirba užsienio valstybių naudai, žmonės turi teisę jį atšaukti. Turi būti įstatyminis mechanizmas ir atšaukimo teisė. Tai jeigu apgavai savo rinkėjus, bus anksčiau ir vėliau. Jeigu apgavai rinkėjus, rinkėjas turi teisę tave atšaukti, logiška. Darbdavys darbuotojų atleidžia. Taip, Nedirbi, vagi, eiklos. Darbuotojas prisižadėjo, kad bus jau labai geras darbuotojas, o daro visišką priešingai, kenkia įmonė. Tai logiška, jame ir atleido ir viskas. Čia yra absoliučiai liaudis, tauta samdo iš savo tarpo išrinktuosius, kurie juos atstovaus ir kurs įstatymus, kurie būtų naudingi tautai ir žmonėm. Ir jeigu tas apgavikas aiškino ir daro visiškai priešingai, jis turi būti iš ten išspirtas. Tas yra beje įrašyta ir mūsų programoje. Tai tiek šiandien Lietuvos šeimų sąjūdžio informacijos. Visiems gerų dienų. Tikrai matote, kad pas mus nuotaika gera. Mes dirbam, judam, neišgazdins mūsų ir neįbaugins. Juokinatės. Algimantas Rusteika ir Artūras Orlauskas, Lietuvos šeimų sąjūdžio tarybos nariai. Ate. Okay.